Sveikinamės iš automobilio ir važiuojame dabar į Almeriją tęsti savo gražiausio Andalūzijos paplūdimio įvertinimą. Mums liko 2 paskutiniai paplūdimiai, abudu yra aplink Almeriją, 1:40 val. Kelio. Tai pirmyn pažiūrėsim, ar nustelbs tuos gražiuosius bolonesės paplūdimius. Gerai, orelis puikus, viskas normalu, trafiko nėra didelio, visas kelias bus viena autostrada, tai ramiai į kelią. O, nu gerai, čia vat, jums čia kažką. Patokiu? Atvykom į Aguamarą miestelį. Lemenukas pakabintas, matau, ant ženklo. Puikiai, matosi, atsipalaidavę čia žmonės gyvena. Varom į restoranėlę La Villa Agua Amarga, kažkuris čia turėtų būti. Vienintelis. Čia šiaip 2 Mišelinai šitą miestelį yra. O miestelis toks mikro. Va, koksai įdomus restoranėlis. Su baseinu. Gali čia išsiprausti, išsimaudyti. Kažin, ar čia taip jau gyventojai pliuškenasi? Nu, čia kažkoks jau staliukas padėtas, tai jau matyt kažką jau čia ruoš. Nu, bandom čia įsirinkti, atnešė va atsigerti gėrimų biškė atsigavinimui. Kainelės tokios normalios. Steikas 5 eurai. Antiena 27, stariukai po 22. Paragausim. Tatakio gal norėjau, bet sakė nėra, tai ką darysi. Ragausim, matau, kad yra ančiuvių, yra visko čia skaniai, net nenufotkina Evelina. Kaip sakant, nieko tokio. Ką čia tą buratą fotkins? Teisingai. Kas nematė buratų? Nuo Evelinos magailas su akiniais, tai nesimato roželės. Paragavom šitos pomidoriuko. Tai tokie kaip ir marinuoti, bet šitas nežinau, kokiam šnapse jie čia gal palaikyti. O šitas labai skanu. Šitą paragauti. Nu, davai. Ponia visko nepatenkinta, iš karto aš įrašinėjau. Aš kabinėjus prie to Mišelino dabar, nes nutiko jau, jeigu Mišelinas, taigi noriu kokybės, ne? Ir sėdžiu alkų nesusidėjus, žodžio etiketos spragos. Tai kaimiečiai mes. Nepakeitė įrankių. Niekur nekeičia įrankių. Dėl to tai nėra kažkoks įspūdingas dalykas, visą laiką liepą pasimti, nes kita Mišelinė irgi kur buvom Ispanija, tai irgi šūda. Ten iš vis buvo blogai. Nu, antras mūsų patiekalas, baklažanas. Visą laiką galvoju, kad čia yra desertas. Pasirodo, ne? Ragausim, vėl pašlakstymas įvyko. Matau, kad juda su šitu konceptu. Suskanavom baklažaną. Tai baklažanas yra tiesiog ištroškintas baklažanas, apipiltas burokėlių tyrė ir su kalendros ir vat, lapais iš gėlių. Kaip vertinate, Evelina? Balais? Skaniai, bet tai ką žinau, šiaip tai 6. Šiaip kaip baklažanas, jeigu tai sakyčiau 9, labai geras. Bet šiaip kaip patiekalas, tai 6. Pritarčiau visiškai. Ir atnešė 3. patiekalą. Tai yra omletas su triufeliais, šoninė ir kažkokiais tais skrebučiais sūrio spėjų. Nu, žinokit, skanaujam tą omletą. Tai mano tai čia turbūt skaniausias omletas gyvenime. Taip. Labai skaniai tie triufeliai. Iberiko nereikia. Velinai gal šiek tiek to kumpio mažiau reikėtų, bet šiaip kaip viską valgai kartu, sujungta, su makalo ir rutulį. Amazing. Labai gerai čia tie triufeliai, fantastiška. Ir nežinau, kaip taip skaniai padarė omletą patį, iškepė. Norėčiau ir aš taip mokėti. Su vaiku? Tu laiku išmoksi. Mano komentaras. Mažai. Jo, čia yra avienos kažkoks gabalas. Ragausim. Nu, tai aišku, čia skirta buvo vienam
Bet kadangi parakompartyr, tai yra pasidalinimui, nu tai ragaujam dabar. Evelina, vertinat skaičiais? Vis tiek 9. Neskani ta piurė. Jo. Piurė neskani, o kremukas neblogas. Atrodo baisiai činai, bet mėsa tai superinė. Šiaip labai labai skani. Nežinau, avė ar tokia skani irgi suvalgęs. Aš tai ne. Jinai yra išbrandinta savo sultise. Puikiai. Vienas patiekalas labai geras. Po omleto. Velina pletkina, atnešė paskutinį patiekalą. Kofė konlečiai užgeriau. Nu ir sąskaitą atnešė. Tai va, 114 euriukų. Žodžiu... Burata kainavo dabar va, visiškai tiksliai 20 eurus. Nu duokit. Dabar apie skaičius. Burata kainavo 20 eurus, baklažanas 19. Brangiausias gyvenime mano omletas už 22 eurus. Tada 32 eurus kainavo mėsgalis. Ir... Ai, čia dar paėmė alus 4,5. Tai irgi brangiausias alus Ispanijoje. Ir... Dvi duonos. 5 šiam. Už tą duoną jie šerdžino? Taip. Arbatos tikrai zero. Verslininkas sakė, nepaliks arbatos. Gal važiuom jau? Jau važiuom, viskas į pležą. Šiem, einam link automobiliuko, dar 6 minutės reikės važiuoti iki pirmojo pležo. Šiandien tik tai 2 aplankom, nes tik tiek ir yra čia likusių tų gražiausių pležų. Visi yra nacionaliniam parke, kuriame dabar čia mes ir vaikštinėjom, čia vienas toks nedidelis miestelis. O restoraną su visom kainom vertinam, aš buvau tarp 7 ir 8, bet manau, kad vis dėlto 7 stiprus. Bet bendrai iš to, ką galima visą laiką iš tos kokybės, kurią gauti maisto kokybės šitam krašte, tai puikiai praleistas laikas. Atvykom į Pakafkę, nacionaliniam parke. Matosi tokie slėniai, kalniukai. Ramu, šiaip trafiko nėra, ten kažkokie kasykla. Ir einam ilgų kelių iki pat pležiuko. Bandom leisti žemyn link pležo. Nemažas kelias ir labai, sakyčiau, nelabai pats gražiausias keliukas. Po to reikės galbūt nueiti ten nuo apžvalgos. Bet atvažiavam žiūrėti pležų. Nieko savo, ne? Takelis. Žiūriu. Nu, neįtikėtinai nepatogus keliukas. Šiaip pavojingas pakankamai čia. Nesunkiai paslysti, bet jau labai arti. Bandysim grįžti po to nuo keliu. O jėtų, kaip jinai čia nusileido. Priėjome paplūdimį, visiškai laukinis. Su tokiu, aišku, nepatogiu priėjimu, tai natūralu, kad laukinis. Ten keletą žmogeliukų bando savo gyvybės ribas. Iš ten atėjom viršaus, einam pasižiūrėti. Taip, čia uostas yra. Ai, nu tai čia kažkokios kasyklos. Žvyro. Vaikštinėjom jau per pležą. Žvyras. Žvyras. Visiškai žvyras. Tai reiškia, ten kasa žvyrą. Oi, tas donatėlis neskiria dalykų, nekreipti dėmesio. Kur? Mes statybininkai. Mini akmenukai. Kas yra mini akmenukai? O smėlis kaip iš ko susideda? Nu, išjung kamerą, aš tau paaiškinsiu. Tai va, ten yra ta valda, prie kurios einam pažiūrėti. Yra šiaip žmogeliukų, biškai kažkas kažką čia veikia. Ilsisi. Nu, neblogas visai. Labai tvarkingas, nėra šiukšlių iš pležo. Ir tas žvyras taip maloniai. Čia žvyras. Žvyro, kokie kamoliukai žvyro gražus. Maloniai visai. Pakrantas. Švaru. Tikrai.
Neblogai, neblogai visai. Priėjom arčiau olos. Gaila, saulė jau popietinė. Užstoja šiek tiek švietimą. yra fain, jau. Nu, priėjome didžiąją uolą. Uola kaip uola. Būtent kėlė. Čia kalnynas. Ir pliažiukas. Tai tiek. Panašu, kad su šitų pliažiukų varysim į sekantį. Užkilta. Žinokit, jums kakta biškį yra prasojus, noriu taip pasakyti. Gerai. Čia vyksta sudėtingi įvažiavimai. Kažkaip čia nesiseka, toks mėgštelė dydžio. Bala kokia, bet jie čia sugeba pasimesti. Ką darysi? Nu ką, žinau, šitą vien dėl prieimo. Dėl to toks tvarkingas, kad sunku labai prieit. Iš esmės, jeigu yra kažkokių dalykų, dėl kurių negalėtumėt vaikščiot laisvai, tai šitas pliažas visai ne jum tada ir niekam kitam. Tai gražus, tvarkingas, bet sakykim, gal pastangų nelabai daug vertas išsimaudyti. Važiuojam į kitą, pasižiūrėsim. Atvykom į San Jose miestelį, kuriame yra tas paskutinis mūsų gražiausias paplūdimys. Toks matos turistekas, bet ramus. Sezonas dabar. Tai tuštauka. Ką privažiam žvilgeliuką. Čia kas įdomu, yra malūnas. Tik šiek tiek kitoks, negu mes įpratę matyti. Ant jo užsideda burė ir sukasi. Čia varome žvyrkeliu nacionalinį parką ir ten tolumoje šviečia pliažiuks. Važiavom ir atvažiavom į paskutinį gražiausią Andalūzijos paplūdimį, nuo kurio galėsim jau tada drąsiai išrinkti nugalėtoją. Kuris yra? Nu, dar neaišku, gal šitas... Nu, gal čia mus nustebins. Ne, mane tos kopos jau... Ir žiūrim, kad smėliuko yra. Tamsesnis. Tamsus, bet minkštas. Kopos šiek tiek papustytos. Bet pliažiukas jisai va toks nedidelė. Čia įlankėlė va nuo tos olos. Eina visa taip linija iki anos olos. Priėjome jau patį krantą. Panašu, kad čia visur smėliukas. Toks arti jau Palangos, ne? Oi. Nu, tamsesnis. Ir panašu, kad čia yra linija daug ilgesnė. Ilgas pliažas. Galima įbristi ir brist pakankamai giliai, nes bangos formuojasi iš anksto. Nu, visai neblogas toksai, nieko įspūdingo, kažkokio čia kraštovaizdžio superinio nėra, bet daug laukinės gamtos, vien laukinė. Ir tas smėlis, nu visai gražiai. Apleidžiam pliažą paskutinį, valandą 30 dabar važiuoti namo. O reiks kokią parduotuvę važiuoti? Reikės. Siaubas. Gerai, minam, tik po to užbaigsim videoką klausimų, tiksliau atsakymų, kuris pliažas yra gražiausias. Manau, ir patys susidarėt įspūdį iš kitų videokų. Pradedam balsavimą. Evelina užsimanė, kad jai reikia pėdkelnių ir išsirinko pačią didžiausią parduotuvę įmanomą mūsų regione. Didžiulė akropolį. 3 aukštai, belekiek metrų didžiulis supermarketas su visom pagrindiniam parduotuvėm. Nu ir kad dar prie viso to būtų fainai, tai dar ir
Black Friday prasidėjo, tai ta prasme čia visi ispanai supuolė apsipirkti savo dovanas. Tai žodžiu. Įdomus faktas, kad Evelina paleido pakankamai senai, nei skambina, nei atsiliepia, tai jau kažkur prapuolė. Teks likt nakvot. Šiaip labai faini, gražus supermarketai, tvarkingi, daug įvairių žmonių. Visi visaip atrodo, kaip kas nori, taip tas vaikšto. Laisva vakarietiška šalis. Visur gerai, bet namie geriausiai. Ir mes jau esame jau savo kaime. Grįžom į savo vietinį larioką. Ir atėjom skaniai pavalgyti, nes mišelinais, bet va, gauni bulvę, yra bulvė. Lietuviam bulvė yra bulvė. Galima užsisakyti visą laiką alaus, nesvarbu ar alkoholis ir nealkoholinis, visą laiką atneša tapų ir visą laiką šitam lariokė mūsų atneša bulvę, užkimštą visokiais tunais ir taip toliau. Visada galima skaniai pasimėgauti. Čia visi rūko tikras cigaretės, labai smirdas, stalai yra purvini, nešvarus, bet, kaip sakant, mums viskas patinka. Kaimo lariokas. Taip. Čia, kad negalvotume, kad esam kokį nors labai išlepinti. Jau visą 3 mėnesių biudžetas ištaškėm, supratom, dabar ramu nuo a la carte restorano. Bet vis tiek grįžtam. Tai koks verdiktas dėl Bolonijos? Pliažas tikrai pats nuostabiausias. Yra daug smėlio, yra pušynai, yra kopos, viskas yra, žodžiu. Ir nėra labai kad brangu. Tik mums toli važiuoti. Toliau šiandienos paskutinis pliažas tikrai irgi visai nebloga alternatyva, kad jeigu norisi su smėliu kažką ir tik 1,5 valandos važiuoti, nes iki visų kitų tarifos beveik 2-3 valandos. Dar labai fainas buvo pirmasis mūsų turbūt pliažas nacionaliniam tam parke, ne? Patiko irgi. Irgi fainas. Tik tai jau ten žiauri toli. Labai takas gražus. Nu viskas tikrai gražu ir tas pušynas. Jo. Pušynas iš viso žavisi. Tokį Nidos vaibą duoda. Labai. Tai va, tai visi, kas jeigu važiuosite į Malagą ir rinksitės Marbelijos pusę, reikia Marbėjos, atsiprašau, rinksitės Marbėjos pusę, tai toj pusėje yra gražiausi paplūdimiai, o viskas, kas labiau link Alicantės važiuojant į rytus, tai yra akmenys ir nedaug to smėlio ir jau jo reikia pasiieškoti, kad būtų patogu, fainas krantas ir visai. Tai va ir tiek, tai šitiems visiems epizodams užbaigsim šitą ciklą su pliažais ir galvosim, kokių pramogų dar čia Ispanijoje galime sugalvoti. Kol kas planų nėra. Nėra planų. Taip. O mes grįžtam prie savo skaniosios bulvės.